Ką, Chebrytė, žiūrėkit, dar vieną pacientą ką tik atvežė Audi A3. Įgavęs biškį yra į snukį. Lengvai taip. Niekas stipriai lonžironai nelankstyti, greičiausiai reikės vo kapotą atlenkti. Drotelės keisis, bamperis keisis. Yra sulankstyti, suplėšytas. Airbagai visi šaudė. Langas atidarytas, vo, Eimis parodys. Lūbų airbagas šovęs, vairo airbagas šovęs. O šiaip tai atrodo tokia gyva sveika. Žmogus, tarp kitko, pats irgi susirado mane per YouTube. Tai stengsimės padaryti kaip įmanoma greičiau, sutvarkyti ir viskas, judam į priekį. Labą dieną, nauja savaitė. Žodžiu, nuo pirmadienio veiksmas prasideda. Atvežė žmogelis 3 BMW-ką. Biškį gavęs į priekį. Čiut, jau bamperis buvo persidažęs, pakeitęs bamperį. Nesueina jam kažkas, tai sako, balkį reikia pakeisti priekinį. Nu, sakau, no problem, pakeisim, einam parodysiu. Nuserdėm priekį. O priekį išardžius, pala, kuris čia dabar tas senasis. Žodžiu, dabar nerandu. Lūžęs buvo telikas, skylės, o kas baisiausia, biški, žiūrėk. Jeigu matysis, va šį čia raukšlę ant lonžirono. Čia grinai po pirštų. Va čia kur švečiu. Sumestas lonžironas į raukšlę. Ir čia buvo mažas toksai smogiukas biškutį į priekį, bam, pastumė lonžironas į raukšlę, kaip ir atrodė nieko baisos, bamperis užeina, bet kapotas nesueina, tarpai nesueina, nu ką, viską radyti ir tiesinti. Tai va, nuo to prasideda pirmadienis. Lekiam dabar su Eimiu nupirkti pastekintoje, kad padarytų tokius varžtus naujus. Čia tie varžtai yra nuo staklių tų, kur automobilis pasistato ant tokio rėmo, kai reikia tiesinti ir užsignybę kniptai tenai už apačios mašinos, kurie laiko mašiną ant tų staklių. Tai va, nuo tempimo varžtai išsitempia pats varžtas. Užsisakyti naujų varžtų, o dėl eilės, chebra, girdėjau, mačiau jau komentaruose, kad kažkas įlindo, be eilės mačiau. Ne, chebra, taip nėra, be eilės niekas niekur nelenda. Yra paprasčiausiai taip, yra kebuliniai darbai, dažymo darbai ir paruošiamieji darbai. Tai va, kebulistas dirba visiškai atskirai, nepriklausomai. Eilė stovi irgi pas kebulistą, bet jisai gali būti taip, kad jūs atvarėt mašiną ir matot, pavyzdžiui, video pas manęs, kad kita mašina, kuri anksčiau atvažiavo, jau yra pas kebulistą. Tai reiškia, kad jūsų mašinai nereikėjo kebulinių darbų, nereikėjo tiesinti. Dėl to kažkurį, kurie atvažiavo vėliau, atsidūrė pirmesnė pas kebulistą. Didesnės eilės formuojasi šiaip tai dėl dažymo. Čia yra didžiausia problema ir dar problema yra su detalėm. Daug reikia dalių pririnkti, kol surenki, ypač kai papuola ant kažkokių tai išskirtinesnių mašinų. Kai nėra jom dalių, neina rasti. Šiuo atveju šneku apie, tarkim, Jaguaras, tarkim, tas Širokis, Jeep Širokis. Žodžiu, su tokiom mašinom atsiranda problema. Lexusas, va, Riksas, kaip ir žmogui jau seniai reikėjo atiduotis, jau nudažytas, viskas padaryta, surinktas salonas, airbagai sustatyti, bet jisai, va, išlindo, kad galinio parktroniko laidas atrodo pagal kodą tas pats, viskas kaip ir tinka, bet parkai patys, jie įfiškė savo, nu netinka, jie kaip ir tiktų, bet turėtų būti atvirkščiai. Bet jeigu uždėsim atvirkščiai, klausimas, ar jie beveiks. Nu žodžiu, va tokių visokių niuansų vėl reikia vežti pas elektriką, kad elektrikas išsiaiškintų, ar laidus sukeistų vietom. Nu žodžiu, yra reikalų, va tokių visokių, taip kad chebra nepykit, tikrai darom, judam į priekį. Čia ne chebra, čia būtent tie, kas mašinas yra atvežę pas mane, maksimaliai stengiamės neperkrauti eilės, kad visiems būtų adekvačiai ir laiku padaryta. O dabar ką, minomės pas tekintoją.
Labą dieną, chebra. Nauja diena. Audinę vakar, kur rodžiau, atvežėm Q3 audinę. Tai atvarėm į servisą į vidų, jau įsivarėm tam, kad išardyti, išimti lauką ir begus. Tai yra šovęs stogas, yra šovęs vairas ir yra šovę, kaip pasaudžiu, kaip jau esu minėjęs ne kartą, šauna visi diržai. Šiuo atveju abudu diržai galiniai šovė. Jeigu šauna tas, tie būtinai šaus. Yra dar šilą tokius matus. Lauk, kur mano? Žaidžia. Lecha. Čia iš kurio rakurso žiūrėti? Iš čia, tik iš šimto švies. Iš čia matos taip. O čia dadvikė tokia. Čia. Ir dabar šitą jau dažus nusiskust ir su to, ne? Kalt lauk. Pirmą reik tarpus pasistatyti. Jo. Einam, pažiūrėsim. Mazdikę. Klausė, ir potvinis pas mumis čia buvo. Čia buvo tokių prikolų komentaruose. Chebra, stogas biški leidžia. Nieks to vasarą nežinojo. O atsirado pasimatė žiemą. Su Mazdikė, kaip ir minėjau, dėl ko jinai čia atsidūrė, todėl kad kėbuliniai darbai, bet susirinks variklį kiš atgal ir dažymo tikrai iškeliaus laukti savo eilės. Dabar ką padarė, žiūrėkit, chebra, daug kas klausė apie darbus, kaip vyksta darbai. Paprašysiu kameristo, kad daugiau pafilmuotų šitą procesą, kaip čia kas vyksta. Bet čia kas dabar yra padaryta, jau papasakosiu. Žiūrėkit, atitempė landžironą kažkiek, tai jo landžironą. Va čia jisai jau yra trūkęs. Paskui jums parodys, va šičia yra trūkimas. Šitą va raukšlė, matai, kiek čia yra va. Pas raukšlėje irgi buvo. Ištiesino. Įstatė traversą naują, atitaikė viską pagal skylės ir tada dabar ties kažkuria tai vieta, aš nežinau, kur iš čia atsiknėdis ar nupjaus ir, žodžiu, pervirins kitą iš to gabalo, kuris guli tenai. Tai va, ir tada derins jau priekį ir įsistatys variklis ir mašina vėlgi keliaus lauk ir lauks savo eilės dažymą ir visiems kitiem darbam. O dabar yra taip, kaip yra ir kėbulai turi savo eilę, dažymai turi savo eilę. Viskas turi savo eilės. Taip, kad taip yra jau. O palauk, pas mumis šiandien kaip su airbagais. Čia airbagas, o neišimtas. Irgi to pačiu reikia prašyti, kad išimto airbagą. Jo, ir šitą. Ir šitą. Ir reikia užuolaidos nešovusias. Ne, nu va, jau praleidau. Šitas darbas turėjo būti padarytas pirmą, bet dabar to pačiu išiminėję tą paprašysiu, kad išimti ir čia. Ir velniop į remontą kėbulinių darbų, ne? Nu ką, važiuojam toliau. Ką, varom pažiūrėsim, kaip paruošinėjo detalės dažymą. Nu, Paš, как тебе? Leksusiukas, tas ne Leksusiukas, Jaguaras. Ruošiamas dažymui. O, čia buvo užlenktas kapoto dangtis. Biški špakliuko, aišku, čia nusijims pakankamai daug. Čiokių tokių dobelių nuo tiesinimo buvo likę. Palauk, iš vienos pusės dažysis tik tais tas kampas, kuris yra palenktas buvo. Visas tikrai ne. Ką, viskas iškeliauja Širokės tam suvedimui su pažyma. Pasidarys suvedimas su pažyma ir rytoj greičiausiai važiuos į techą ir ekspertizę. Nu ir viskas. O dabar lekiam. Nu ką, chebrytė, pagaliau Širokės pažyma, ratų suvedimas su pažyma, viskas čiki ir suvedimas pasidarė iš pirmo karto, buvo, kaip matėte, biškis smūgiukas, į galą viskas atsistatė, pasikeitė ir viso, liko dabar tik tais
liko tech apžiūra ir ekspertizė. Ir viskas. Ir atiduodam žmogui mašiną. Tai šitą pakankamai labai greitai pasidarė. Nors jos aiškus ir daužimas nebuvo didelis. Gerai, chebra, lekiam namo. Ne namo, tiksliau, lekiam į servisą. Turim dar visokių kitokių darbų. Ką, labą rytą, chebra. Vėl nauja diena. Važiuojam, dabar jau vežam. Vežu Lexusą į ratų suvedimą. Tai greit gausiu pažymą turbūt, jeigu viskas tvarkoja, nes buvo kelmas išmuštas, galinis visas yra pakeistas, pakeičiau. Tai pravarom suvedimą ir tada dar reikės vežti pas elektrikus, nes ten su galiniais parkais kažkas tai ir sėdinės svorio daviklis skundžiasi, kad kažkokia tai problema, nu bet čia jau pas elektrikus. Tai va, tai žmogui pasistengsim kaip įmanoma greičiau atiduoti. Ir bus viskas. Ir į techą, ekspertizę, techą ir viso. Ir atidavinėjom. Jau Lexusiukas yra nudažytas. Visas gyvas, tvarkingas. Dar cheminis žmogus užsisakė, padarysim. Tai manau, sekančią savaitę Lexusas bus atiduotas žmogui. Tai va, jeigu su suvedimu dabar bus viskas tvarkoja. Tai va, chebrytė, jeigu chebra, dar kartą pasikartosiu, yra ir tokia paslauga, jeigu esate ne iš Klaipėdos ir važiuoti prisiregistruoti mašiną po remonto yra sudėtinga, nes raudonų numerių savo negaliu duoti, nes gali vairuoti tik tais įmonės darbuotojas. Tai yra tokia paslauga pas mumis, užregistruoja mašiną jūsų vardu, tik tais reikės pasirašyti įgaliojimą, kad aš galiu tą padaryti ir viskas. Ir tada sėdat ir važiuojat namo jau su priregistruota mašina. Žodžiu, ką tik išsivariau mašiną iš suvedimo. Suvedimo, žodžiu, nepraėjau. Todėl, kad galinis ratas, viršutinė rato dalis yra išvirtusi lauką ant 1 centimetro ir nesusiveda. Nors, tiksliau ne dešinė, kairės pusės. Nors buvo smūgis didysis gautas, kas sekat kanalą mano matėt, kad smūgis buvo gautas į dešinę ir tenai buvo pakeistas viskas toj pusėje, visas kelmas su visom traukiam, su viskom buvo viskas iškeitaliota, o kairė pusė buvo kaip ir sveika. Bet pasirodo nuo to smūgio, kuris tikriausiai buvo nemažas, paėjo ir dešinė pusė. Šiaip tai vizualiai nieko nesimato. Reikės bandyti kažką žiūrėti, nežinau. Važiuoju dabar atgal į servisą, kelsim ant pakeltuvo ir žiūrėsim, ką tenai galima padaryti. Bet galimas daiktas, kad reikės ieškoti kelmo dar ir kairės pusės. Žodžiu, chebra, va matot, su tais daužimais į ratą būna ir tokių, bairių visokių. Nu ką, tuo tarpu Lexusiukas nepraėjo, tai Širokis dabar keliauja į ekspertizę. Vežam į ekspertizę, uždėjau numeriukus. Laukia, jeigu nematėt, atrodo jisai žiauriai gerai. Visas toks tvarkingas. Ir ką, chebra, šūtinam pasidarysim mašinai ekspertizę. Tenai tikiuosi viskas tiks. Nu smagus tas Širokis toksai. Juodos lūbos, taip toliau, visi reikalai. Šitam Širokiui mes, žmogus yra klientas iš Vilniaus. Pats negali atvažiuoti, tiksliau gali, bet neturi laiko, ten į regitras visokias važinėti ir taip toliau. Tai mes jam jo vardu priregistruosim, išimsim numerius. Jo vardu jam bereikės tik tais atvažiuoti ir pasiimti pačią mašiną. O dabar, chebra, ką, šūtinam į ekspertizę. Nu ką, džipas Širokis, Grand Širokis, ekspertizė viskas yra. Lieka tik tais tech apžiūra ir keliauja pas šeimininką. Ekspertizė, palauk, kas čia yra. Nieko čia nėra, viskas praeita. Žodžiu, tech apžiūra ir viskas, registruoti mašiną ir atiduoti savininkui. Palauk, tai ko, dabar to klipsiuko vieno trūksa, nu bet čia nėra toks jau esminis, ne? Nu, bet susivedė, viskas tvarkoja, dabar įvirintą, ne, reikia ir viso. Jo, Pravirinti, vyrinti. O čia vyrai biški kelsis. Ai, ne, čia žiūrėk, gražiai sueina. Čia viskas gražiai sueina. Čia kapatoks biški. Reikia mėginti permesti šitą į tą pusę, ką rodė. Ką taip? Ne, tą vieną kryptą permesti į tą pusę. Ai, kaip prisikels.
A tai kad permest reikia visą bamperį nuimti, ne? Ar įdėsi tu jam variklį? Įdėsi tu jam variklį? Jaunuolis neįdės. Jis čia mėnesį laiko dės. Neįdės, išimti išėmė. Su pašos pagalba. Įdėti turi su lonžeronu sudažyti. Jo, nu pašą jau čia reikės atvaryti. Važiuojant, nevažiavo, ne? Jo, buvo važiuojanti, biški čia blūdė, bet šiaip tai viskas tvarkoja. Nu, išsitiesino normaliai, girdė daug tas buvo pavažiavęs stakanas. Centimetrą, nedaug. Nu, viskas aišku. Kameristas. Užknisai. Vienu centimetru viršus turi būti vidų. Bet vizualiai nieko nesimato. O smūgis buvo visas va čia, ir čia viskas yra pakeista. O ta pusė gerai? Jo, ta pusė gerai. Palauk, kuris čia reguliuoja dabar tą suvediminis varžtas? Čia nesireguliuoja, nieks man atrodo. Tai čia išvirtimas tau reguliuojas. Ai, čia nes... Tai iš vis nieks nesireguliuoja. Ai, tas tik tas vienas reguliuoja. Šitas va, jo. Bet čia jis jau tiek sukęs yra. Žiūrėk, kaip čia varžtas yra užlipęs. Vat mano pusė. Jis dabar visas yra suvirstas į tą pusę. Suneštas. Jis varžtas, tas turi būti antroje pusė, kad eitų tas apačiai į lauką eitų. Tada viršus eis į vidų. Nu, bet jis ir matosi, kad viršus yra išsinešęs lauk. Nu, ne. Šitas, nu, biški gal ir yra. O šitas tai stipriai yra. Tu pažiūrėk, šitą ir viena. Nu. Šitas yra stipriai, taip išverstas. O tas gal ir yra šiek tiek aiškus, kai pakyla čiučiutai pasėda. Čiučiut šitas yra, šitas stipriai. Bet jisai, žinok, ir taip vat tampasi. Verčiasi, ne? Jo, dar skersai verčiasi. Na jo. Nes jis, matai, vieną kampą tik tai ima. Suvedimas čia yra. Čia suvedimas, jo. Jis čia kaip ir gerai buvo suvedimai. Išstatytas suvedimas buvo geras, o patį išvirtimą, nu, vat, trūksta. Nu, palauk, jeigu jis čia gavo smūgį. Nu, čia stipriai buvo gavęs smūgį. Nebent su, jeigu su ratu dėja, čia nusibardiūrai toksų. Bet šitas buvo viskas sveika, kaip ir. Ką galim padaryti, ble? Daug trūksta? Soma. Ką, labą rytą, kebra, nauja diena. Įsivarėm į garažiuką, nudažyta jau yra Q5. Buvo prasinėša Vitenis bamperio dalį. Eisim dabar surinkinėti, viskas jau nudažyta, po to poliruosis. Dažėsi šitą pakankamai kokybiškai, ta prasme su perėjimais. Va, ant durų, durys yra va, nudažytos, tie moldingai visi durų, apatiniai va šitie va. Po to ką čia dažėm? Bamperį, duris dažėm Vitenį? O šitą va, palauk, kaip iš čia užsidaro? Dangčio nedažėm? Ar tikrai? Ai, ne, dangčio nedažėm. Dangčio nedažėm. Čia purvina biškė. Darėm perėjimus ant durų, va, matosi duris dažytos. Hebra, jeigu norit, kad nesiskirtų spalva, būtinai reikia daryti perėjimus. Jeigu dažosi sparnas, tai būtinai reikia lipti ant durų. Maždaug iki čia lipasi ant durų, jo lakuojasi visos duris. Ir dar yra toks niuansas, jeigu čia yra kažkokiu tai padaužimų toliau. Nes kadangi dažosi duris tik tais iki pusės su perėjimo, lakuojasi visos, tai lakas išryškina visus padaužimus. Taip kad jeigu yra daugiau nudaužyti čia duris, tai ir tas irgi reikia pilnai dažyti ir eiti dar ant kitų durų perėjimą. Čia jeigu kokybiškai norit labai, kad būtų. O čia šiuo atveju ką, bamperiukai nudažyti, kapotas nudažytas, kadangi priekis buvo sumaltas. Va, guli jau detalės iš dažyklos prasinešinėja, iš kameros. Nu, visos čia bamperis iš 2 dalių. Bamperis, hebra, irgi skaičiuojasi
ne kaip vieną detalę. Jeigu bamperis yra iš vienos dalies, tai viskas tvarkoja. Tai tada jis ir skaičiuos kaip viena dalis. Šituo atveju yra dvi dalis. Bamperis iš dviejų dalių, tai ir skaičiuosis viena dalis, antra dalis. Ir dar eina atskiros detalės, dangtelis atskiras, irgi skaičiuojasi atskirai. Nes kiekvieną detalę reikia išiminėti, paruošinėti kiekvieną atskirai, surinkinėti. Nu, žodžiu. Čia tik tais nedėjom perėjimo ant sparnų, kadangi plastikos spalva visą laiką skiriasi nuo originalo, nu, ta prasme, nuo metalo spalvos. Tai va, tokie niuansai, chebra, dirbam toliau. Dar viena tokia patiaudelė, irgi jis dažytis, čia kur buvo lonžironas, ištaškytas, sulankstytas, tai šiandieną keliauja jisai į dažymą. Dar va turim tokį pasačiuką, atvežė, gavęs iš šono. O Vytenis durys jau jo teisė. Biški čia taip vietinės reikšmės avariją turėjęs. Va taip pravažiavęs. Tai šitokie eina greitojų būdu, durys permeta ir viskas įstos į eilę dažymui. Šarčiau, jeigu žiūrint, va. Toksai pažeidimas. Užrakintas. A tu jį užrakinai? O ko jis neatsidaro? O tavo pusė atsidaro? Tai atrakintas duris jam čia iš vidaus. Va, dabar atsidaro. Slinkščiai kaip ir nenukentėjo. Va, koksai stovis slinkščių. Tai dažysis su perėjimais ant sparnų, ant galinių ir ant priekinio. Nu, šitai primityviai. Va. Opa. Vytenis, stumk tą vidurinį. Čia, vat. Čia. Nu. Neįstumi. Va. Dabar sekantis čia. Va. Ir tai čia įkrito, bet... Viskas susistatau čia iki galo. Reikia paeiliu eiti, va šitą dabar reikia sekti. Aš laikau. Va. Dabar... Čia turi būti. Kur sekantis? Va. Dabar šičia. Va. Aha. Čia jau movė viską. Nu, volia. Tebūnė. Bamperis. Gadится, все. Ką, chebrytė, pasėmiau Lexusą ir atminėm pas elektrikų. Dabar jisai čia europinsis. Galiniai žibintai. Nu, viskas, vienu žodžiu, darysis. Hebra, jeigu reikia kam su europinimo, ar šiaip elektriko gero, va, yra tikrai patikrintas ir geras servisiukas. Vadinasi, jisai Raja Auto. Čia Klaipėdoje. Chebrytė labai gerai dirba, bent jau. Va. Bent jau tikrai šaunuoliai, galiu pagirti. Tai va, einam dabar atiduosim mašiną. Ką, chebrytė, važiuojam varam Širokį į Techą. Į Techą apžiūrą. Ir tikiuosi, kad iš pirmo... Kameristas. Aš kad praeisim. O, atvažiavo laužus išsivežti. Pagaliau. Kiemą mūsų atlaisvins po čiučiut. Gerai, varom. Nu ką, chebrytė, Širokis, va, iš pirmo karto praeitą trūkumų
visiškai jokių nenustatyta, dabar lieka tik tais padaryti įgaliojimą, kad padarytų registraciją žmogus, mašinos registracija į jo vardu, kadangi žmogus iš Vilniaus. Ir viskas priregistruojam ir atidodam. Taip pat. Raktelį ir tas. Valia, ir numeriukai uždėti. Taip kad chebra, jeigu kam reikia, mašinos, kreipiatės. Žinot, kur kreiptis. Pakolkas puikiai apsisukam, spėjam viską daryti. Labai neuždėlsiam. Žodžiu, hebrytė, davai. Labą rytą, nauja diena. Žodžiu, Audelę dabaiginėjom surinkinėti Q5, ta, kuri buvo atvažiavusi, kas sekat, matėte, į snukį gavosi. Va, perdažytas bamperiukas jau pilnai surinktas, žibintus dar neparvežiau iš sueuropinimo, bet yra jau sueuropinti, statysim. Persidažė viskas, ledas gavosi, einam, apeisim, apžiūrėsim. Žibintukus įstatysim ant bamperio. Bamperis visą laiką skiriasi, plastikas nuo metalo, dengiasi visai kita spalva, daryk kaip nori. Tai dėl šito nieko baisaus. Čia perėjimas ant durų buvo nuvaidėliai suėjo. Viskas, niekas čia nesiskiria, veidrodukus įdės, kapotą jau priderino. Bamperiuką va užsimetė, grotelės dėjom naujas. Dar būtų neblogai, aiškus, atpoliruoti žibintus. Šitas žibintas dar neblogai atrodo, bet anas toks labiau apsinešęs. Tai manau, kad mes jį dar pasišnekėsim su šeimininku ir jaučiu, kad reikės jį dar atpoliruoti. Bet atrodo jinai, super. Super. Čia variklį dar surinkinėja. Čia apsaugą uždėsim, biškį nuplojam variklį, nes buvo labai jau jisai, labai nekoks. Ir dar dėsis apatiniai moldingai, šitie va, kurios irgi dažėm, nes jie buvo jau baisiai nudrožti, nutrinti. Rankenėlės, salonas, man atrodo, ten viskas su juo tvarkoja, va, tai moldingai. Va, moldingiukai. Kaip galim nedažyti, jeigu jie visi buvo nubraižyti, pabraižyti. Dabar užsidės, va, naujai. Viskas nusiplaus, nusivalys, mašinėlė bus gaila ir važiuoti, ne? Ką? Chebra, nepamirštat. Daug kas žiūri klausinėja pas manęs, o gal tu žinai, kas galėtų sutvarkyti va mašiną Klaipėdai už adekvačią kainą ar kažką, tai chebra, pas manęs galit vežti ir tvarkyti. Viską sutvarkysim. Kėbulo darbai, visi tampimai, gali būti sumaitota, suvartyta, nesvarbu. Sutvarkysim, nudažysim ir ko nedarom, tai netvarkom variklio. O šiaip grandinės galim pakeisti tokį visą einamą priežiūrą, galim viską padaryti pilnai. Ką mes dabar važiuojam Širokį, pasidarėm įgaliojimą Grand Širokį, tas raudonas, kuris yra, ir vežam už žmogų registruoti regitrą. Ir viskas, išėmam numeriukus ir žmogus atvažiuoja, nežinau, kada iš atvažiuos, gal ryt, gal poryt ir pasiema mašiną jau, raktelius ir jiem niekur nebereikės eiti laukti eilių. Čia dar kažkoks, čia dėsis tie apvadukai, maldingiukai, bet čia dar nėra galutinis variantas, mes ją surinkinėjom tam, kad galima būtų vežti ją nupoliruoti. Pas mumis irgi į Rūsį važiuoja, ten, kur dažymai parašymas yra, ten ir važiuoja poliruotis. Viskas nusipoliruos ir bus ledinė mašina. Va, hebrytė nelabai norėjo manęs įleisti, aiškus, čia į dažymą, čia su perėjimu, čia be lako dar, tik tais dažai yra užmesti, kad aš jau čia atsargiai labai, neįdamas prie tų dažų. Va, užsimetė dažų, pažiūrėk, kaime, ant sparnavo perėjimą, priekis kitaip atrodo, čia tik tais nevertinkit kaip pilno nudažymo, nes čia yra tik tais dabar dažai užmesti, to eis. Va, kaip matot, čia yra perėjimas iki čia uždėtas, yra durų irgi, va, iki čia yra uždėtas perėjimas. O toliau yra pritrinta, paruošta lakavimą ir dabar lakuosis visas iš karto, visas šonas ir bus ledinė mašina. Tai va, tiek. O kai lakuosis, aiškus, niekas manęs jau čia neleis, arba turi užsidėti jau tą kombinzoną, kad dulkės neįtų, nes pas mumis čia yra ištraukimas apačioj. Traukia visą dulkės lauk, viršus pučia karštą orą. Čia viduj dabar, aš nežinau, iki 30 laipsnių gal daugiau. Tai va, tai tiek, hebra.
Ką chebrytė, volia, širokis su numeriais, o techas, ne techas, nu jo, techninis pasas, numeriukai vietoj ir viskas. Važiuojam dabar, pastato mašiną pas manęs į kiemą ir laukiam atvažiuojančio kliento. Pasiema rakčiukus, numerius mes įstatom ir tiek žinių. Parašykit komentaruose, ar gera paslauga. Nu ką, dabar žadėti 2 numeriukai amerikietiški, išlošinėsim. Dabar ką pasiemam, atsidariau video, yra 171 komentaras. Pasiemam šito video nuorodą, kopijuojam. Einam į YouTube'ės randomizerį. Įdedam. Atidarė, dabar Advanced Options. Rašom. Nereikia Advanced Options, nereikia komentarų. Tiksliau, nereikia jokio žodžio. Tiesiog renkam 2 žmonės, nes buvo 2 numeriai, pažymėm 2 numeriai. Ir ar kiekvieną atskirai loš? Ne, būtų iš karto. Nu ir viskas, ir varom. Paiešką. Opa, kaip staigiai. Sėkmės darbuose buvo 25 metais. Vienas komentaras, kitas smagu matyti video, tik į priekį. Gerai, pirmas laimėtojas yra ETA ženkliukas ir Darius Kvedaras 5512. Darius Kvedaras 5512. Sveikinu, Dariau. Ir Kajauskas Peras 8387. Irgi sveikinu. Ir chebra, dėl numeriukų rašot man asmeniškai, yra kontaktai duoti visi po video. Rašot į žinutę, galit parašyti į Messengerį, į WhatsAppą, į Viberį, kur jums patogiau. Į paštą galit parašyti. Žodžio. Laukiu, turit atsiųsti man savo vardą, pavardę, paštomatą kokį nors, nesvarbu, Omniva, DPD ar dar koksai ten būtų Lietuvos, LP Expressas. Į jį ir išsiųsiu, svarbu, kad būtumėt Lietuvoje, nes į užsienį nesiunčiu. Ir iš prieitos serijos irgi nieks neatsiliepėt, kad numerių savo pasimti, pasižiūrėkit praeitą seriją ir išsiųsiu jums numerių. O sekančiai savaitę irgi lošim numeriukų, neturiu tiesiog jų fiziškai pasiėmęs, tai išlieka tas pats lošimas pas mūsų. Irgi, kas rašysit komentarus, dalinsitės video, tiem padovanosiu vėlgi 2 žmonėm po 1 amerikietiškus numeriukus. Taip kad chebrytė ir iki sekančios savaitės, ane? Sėkmės.